Brangioji, nepatikėsi, bet čia Afgane vis dar 14 amžius. Pagal jų kalendorių šiemet 1384, taigi iki Žalgirio mūšio liko 26 metai. Čia net žemė vis dar aria jaučiais. Augina vis jas gano kalnų šlaituose, kaimenės didelės ir margos. Atrodo, kad čia žmonės gyvena šią dieną ir niekur neskuba. Mačiau, kaip jie kulia. Sudeda kažkokių augalų varpas į tokią iš žabų pintą dėžę, kurią asilais tampo tol, kol grūdai išbyra. Duona kepa ant laužo, jokių viryklių matyti neteko. Ugnį kūrena kalnuose rinktai žabais arba džiovintų mėšlų. Tu, gyvendama tokiomis sąlygomis, turbūt greitai visą savo dietas pamirštum. Tiesa, nepatikėsi, kokį delikatesą kalnuose aptikom. Krabus. Įsivaizduoju tikriausiai krabai kalnų upėje 3 km aukštyje. Neturiu žalio supratimo, iš kur jie ten atsirado. Kas keisčiausia, vietiniai jų labai bijo ir jiems net į galvą neteina krabus valgyti. Žinok, džiovinti krabai pats geriausias suvenyras. Būtinai tau parvešiu lauktuvių. Sapnuoju tave dažnai. Iki. Didžioji dalis Goro provincijos gyventojų – tadžikai. Ties rytinė provincijos riba yra nedidelių hazarų etinių grupių, o šiauriniuose provincijos regionuose gyveno grupelės uzbekų. Taip pat yra puštunų, gyvenančių provincijos pietuose. Islamo religiją išpažįsta 99% gyventojų. Labai didelę įtaką provincijoje turi religiniai vadovai, mulos ir senolių tarybos. Sveiki vyrai. Nepatikėsit, kiek ekstremo gavau. Su mlotais varėm patruliuoti po rajoną 4 dienas. Po Afgano kalnus važinėti nerealu, aukštyn žemyn, amerikietiški kalneliai palyginti, vaikų žaidimas. Geriausia buvo, kai važiuodami susidūrėm su vietiniam fūrom. Žabų ryšuliais apkrautais asilais, kurių čia gyvas velnes. Užleidom jiems kelią, nes prasilenkti nėra šansų ir dešinės rankos taisyklės jiems nepaaiškinsi. Buvo mūsų kelis kaimus, bendravom su vietiniais. Afganistaniečiai iš pradžių į mus žiūrėjo atsargiai, niekad negali žinoti, kas jų galvose. Tik kai važiavus į kaimą pasitinka vaikai, reiškia, kad žmonės nusiteikia draugiškai. Beje, vieno kaimelio policijos viršininkas pareiškia, kad jeigu šiandien geriam arbatą, tai dar nieko nereiškia, kad rytoj nekariausim. Aštriausi įspūdžiai buvo nakvynė Afgano kalnuose. Stengiamės įsikurti kuo aukščiau, kad labiau vietovė matytųsi. Kai sutemsta, taip pradeda šalti, kad nuo vėjo net galva linksta. Vandens buteliukas per 1,5 valandos užšąla. Vairuotojai miegojo visur eigose, mes lauke. Žodžiu, romantika nereali. Kai reikia išlysti iš šilto miegmaišio 3 valandą ryto į sargybą, kaukti norisi. Budint lyg ir nieko baisaus nevyksta, bet kai pamatai neaiškius žiburėlius, tolumoje, akių ir ausų pojūčiai sustiprėja ir darosi nejauku. Тютя Люда, маза сунайтели, тави радау, поцелок румялин, тави радау, поцелок румялин. Тави вистяу, балатойон дробялин, тави гуледяу, Маргойон ловялин, тави гуледяу, Маргойон ловялин. Goro provincija yra kalnuota, seismiškai aktyvi vietovė. Aukščiausia vieta 3935 metrų viršukalnė pietrytinėje dalyje. Provincijos upės Murghabas ir Hari-Rudas yra vienos didžiausių Afganistane, iki 50 metrų pločio ir 1 metro gylio. Provincijoje vyrauja aukštastepė, kurioje daugiausia auga sausrai atsparios žolės. Prie apgyvendintų teritorijų yra mažų vaismedžių sodų.
Sveika, mama. Praeitą savaitę kaip tik buvo 5 metai, kaip senelis mirė. Per pačias vėlinės. Pas mus tai buvo kapelionas atvažiavęs. Papasakojo apie senelį, tai mišęs už jį laikė. Pamaldos čia kiekvieną savaitgalį būna lietuviškai ir angliškai. Ateina kas nori. Man tai gera proga nuo rutinos pabėgti, šiek tiek atsipalaiduoti. Meldžiamės paprastoje palapinėje, bet kapelionas teisingai sakė, kad bažnyčia yra ten, kur renkasi žmonės. Kaip tik vėlinių naktį stovykloje karo medikai darė pirmą rimtą operaciją. Vieną vaikiną ištiko ūmus apendicito priepuolis. Lietuvoje greitoji per pusvalandį į ligoninę nuvežtų, o čia iki artimiausios reikia 2 valandas skristi. Chirurgas operavo vietoj. Po to visa stovykla laukia, kol bičas po operacijos nusibesdės ir taip duos ženklą, kad gyvens. Su pirmąja provincijos atkūrimo grupė į Čakčeraną atvyko ir karo medikai. Jie stovykloje įrengė karo lauko ligoninę, kurioje yra laboratorinė įranga kraujo ir šlapimo tyrimams atlikti, fizioterapijos kabinetas, rentgeno aparatūra. Čakčerane sveikatos apsaugos paslaugos ribotos ir sunkiai prieinamos, nes yra tik keli gydytojai. Vienintelėje ligoninėje yra 20 lovų. Joje gali būti atliktos tik pagrindinės chirurginės operacijos. Lietuvos kariai užmezgė glaudžius ryšius su šia vietos ligoninė, padėjo sutvarkyti neveikiančią ligoninės elektros instaliaciją, pradėjo vandentiekio ir kanalizacijos atnaujinimo projektą, suteikė pagalbą medikamentais ir tvarsliava.